įdomi kalba yra Tokipona. Tai yra dirbtinė kalba, sunkiai gavusi pripažinimą. Ją sukūrė Kanados lingvistė, vertėja Sonia Lang. Ji kurta ne tam, kad taptų lingva franka. Pati kalba kažkiek paveikta yra daoizmo filosofijos ir skirta tam, kad kuo nesudėtingiau pasakytum kuo daugiau. Ir kalbantieji susikoncentruoja į bazinius, tai yra pagrindinius dalykus ir pozityvų įmąstymą. Iš esmės kalba labai remiasi Sapiro-Whorfo teorija. Įdomu ir tai, kad Tokiponos idėjinis lygmuo labai primena pidžinus. Kalboje yra labai mažai žodžių. Ir nauji žodžiai yra kuriami būtent žiūrint į kontekstą. Iš esamų žodžių sudarant naują žodį. Tai pavyzdžiui, lova būtų miego paviršius. Kiek įdomi yra slovenskė kalba dirbtinė. Jinai yra ir dirbtinė, ir galima sakyti, ir ne visai dirbtinė. Šiais laikais ją yra linkstama vadinti interslavik, tai yra tarp slavų kalba. Jinai sukurta tam, kad būtų lengviau susišnekėti slaviškai kalbantiems žmonėms tarpusavyje. Arba tiem, kurie nori mokytis nors vienos slavų kalbos, tai geriau išmokti interslavik ir susišnekėti su visais slavais. Idėja yra labai sena šitos kalbos, tačiau jinai remiasi būtent panslavizmo ideologija. Dėl to populiarumo didesnio turbūt ir nesulaukia.